Labadiena visiems susirinkusiems. Ar Sveiki. mus girdit? Sveiki. Matom, kad jau mojuoja, jau mus girdit. Labadiena, girdim. Ačiū Jums, kad Gerai. pranešėte. Džiugu. Tikimės, kad girdėsit ir ateinančią valandėlę, kai mes užsiminėsim edukaciją. Taip, tai sveiki jaunieji inžinieriai. Smagu jūs visus matyti taip gausiai susirinkusius. Ir mūsų vardai yra, aš esu Aurelija. O mano vardai yra Donatas. Ir esame atvykę iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos dirbtuvių pats savo. Taip. Taip, tai kasgi tos dirbtuvės pats savo? Donatas gali daugiau tikriausiai papasakot. Taip. Galiu išgalvoti daugiau. Jo. Tai esame atsidarę jau 8 metus ir pas mus atkeliauja iš visos Lietuvos vaikai į edukacijas ir taip pat turim visokių įdomių dalykų, kaip matot už nugaros pas mus visokių dalykų įdomių yra, mūsų vadina bibliotekos garažu, ar ne, tai vaikai gali čia ateiti, pjauti, gręžti, turim 3D printerius, lazerį, žodžiu, robotų rinkinių, tai jeigu kada busit Vilniuje, tai būtinai atvykit pas mus į svečius. Taip pat galite ir ne po vieną atvykti, o atvažiuoti visą klasę. Prieš tai, aišku, su mumis susitarkite, kad mes būtumėm čionai ir galėtumėm jums kokią edukaciją padaryti. Jo, o dabar aš noriu, kad visi pamojuotumėt ir pasisveikintumėt su mumis. Galite pasakyti savo vardą. Šiandieną lyja beveik visoje Lietuvoje, visi tokie šiek tiek yra prisnūdę, bet mes tikimės, kad tas prisnūdimas mums greitai praeis, kai pradėsime kurti roboto ranką, nes šiandieną būtent tokia mūsų edukacija ir yra. Šiek tiek Aurelija papasakos apie pačius robotus, aš taip įsivaizduoju, ir rankas. Šiek tiek, taip. Taigi, kogi mes šiandien susirinkom, teisingai sako, pas mus toks gyvena dirbtuvėse robotas Robis ir jisai dėja pametė ranką, kaip matot, ar ne? Ir mums šiandien reikės jam pagelbėti ir sukonstruoti naują ranką. Taip, robotinė ranka, kuri turės atlikti tam tikrus veiksmus. Taip, jinai turės nepaprasta būti, jinai turės gebėti pakelti kai ką. Tai ir jo, kaip panašiai kaip Donatas dabar rodo. Bet pradžiai turim išsiaiškinti, kas yra tos robotinės rankos, ar ne? Tai pirmoji robotinė ranka tai atsirado 1960 metais, ją sukonstravo tokie mokslininkai rimti ir jinai turėjo 2 tokius griebtuvėlius, ar ne, ir keldavo visokias pavojingas medžiagas, ko žmonių rankos negalėjo pakelti. Tai šiaip iš kurgi atsiradęs tas pavadinimas roboto ranka? Tai, robotas. Taip, ką lotiniškai gali reikšti? Tai reiškia dirbti rankomis, ar ne? Tai robotai jau ilgai mums padeda, ar ne? Kad mums nereiktų dirbti visokių nuobodžių darbų, ar ne? Arba labai tikslių darbų, jo, nes reikia tiksliai labai padaryti. Jo. Aš ten gręžčiau kokią skylę, tai ten. O robotas, kai išgręžia labai tiksliai, tai tada visai kita kokybė, ar ne? Tai tam mums ir reikalingi šitie daiktai. Taip, tai labai padeda, jiems nereikia nei išeiginių, gali dirbti ir naktimis, ar ne? Gal esat matę Čarlis šokolado fabrike tokį filmą? Tai ten Čarlio tėtis užsukinėdavo dantų pastos tuteles. Tai toks nuobodus darbas, aišku, po to jį pakeitė robotas. Tai visai nuobodus darbai, o už mus juos atlieka robotai. Tas yra labai gerai. Tai kai kurie robotai turi ne tik vieną ranką, gali turėti net kokias 8, ar ne, kur, pavyzdžiui, kokias mašinas sudėdinėja, ar ne. Tai labai daug visko įdomaus galim jūs papasakoti apie robotus, bet mūsų kolega... Šitą pavaizduoti, mes irgi turime čia studijoje robotinę ranką. Tai tuoj parodysim jums, ką jinai gali, ką jinai sugeba. Iš tikrųjų, mūsų kamera yra robotinė ranka ir ją galima valdyti ir mes gal pabandysime šiek tiek parodyti jums, kaip jinai gali sukiotis ir parodyti šiek tiek daugiau dirbtuvių. Siuvimo mašiną galite matyti termopresą. Čia yra lazerinė pjaustyklė, čia yra Donatas, čia yra Aurelija, čia yra mūsų šlifavimo mašinėlės siurbliai ir mūsų kita įranga. Taip, o dabar mes atsuksime mūsų kamerą, matote, jinai juda kažkokiu tai būdu, gražina mūsų kadrą čia ir pasirodo, tų robotinių rankų nereikia labai toli kažkur tai ieškoti, jos visai netoli mūsų. Pavyzdžiui, kaip ir sakėm, mūsų ta kamera, kurią matėte. Taip? Teisingai. O dabar aš jums užduosiu 3 klausimus ir jūs man turėsit pasakyti tiesa
ar netiesa? Tiesa ar melas vadinasi. Tai va, kaip manot, kai kurios robotų rankos yra tokios jautrios, kad gali paimti kiaušinį jo nesudaužydamos arba laikyti drugelį nepažeisdamos jos sparnų. Kaip manot, tai tiesa ar ne? Jeigu tiesa, tai keliam į viršų liuksą. O jeigu netiesa, tai tada rodom kryžių. Jo, jeigu aš ką tik sugalvojau, tai tada taip rodom. Taip. Gali būti kryžius netiesa, liuksas tiesa. Matau daug liuksų. Taip, teisingai. Teisingai. Taip, teisingai. Teisingas atsakymas taip, gali pakelti ir šito drugelio nesužeisdamas ir kiaušinio Taip, pasirodo dabar daužydamas. Taip, anksčiau gal jos tos rankos buvo tokios grubesnės, o dabar beveik kaip žmogaus pirštai, negali labai tokius smulkius dalykėlius pakelti. Gerai, antras klausimas. Pasiruošę, primenam, kad yra X bus netiesa, liuksas tiesa. Taip. Pabandom? Didžiausios robotų rankos pramonėje gali pakelti daugiau nei 2000 kg. Tai prilygsta mažo automobilio svoriui. Tiesa, ar čia sugalvota? Kaip manot? Tiesa. Matau daug liuksų, tai... Aš irgi manau, kad tai yra tiesa. Nu, žiūrim, ar tiesa ar ne. Jej! Tiesa, taip. Super, labai gerai. Sugeba pakelti netgi ir tokius sunkius daiktus kaip automobiliai tos rankos. Taip, pasirodo, labai jos yra stiprios, ar ne? Tai vat. Gerai, ir trečias mūsų klausimas, tiesa ar melas, yra sukurta robotinė ranka, manipuliatorius, kuri gali groti pianinu arba kirpti žirklėmis kaip žmogus. Ar norėtumėt nueiti pas tokią kirpėją, kuris žirklėmis jūs čak padarytų? Sakot, kad robotai moka kirpti. Matau, kad dauguma sako, kad taip. O ar norėtumėt būti apkirpti roboto? Ne? Ne. Gerai, tai teisybė ar melas? Tiesa, teisingai. Ačiū visiems, kurie dalyvavot šitam žaidime mūsų. Manome, kad taip sužinojot ir šiek tiek daugiau apie robotinės rankas. Taip. O dabar daugiau pasiaiškinsim, kaipgi veikia to roboto ranka, o kaip žmogaus. Taip, norėsim palyginti. Tai dabar aš norėsiu, kad visi iškeltumėt savo riešą. Taip. Ranką plaštaką parodytumėm. Parodykit savo plaštaką, taip. Ir dabar pabandykit pasukinėti ją. Taip. Nu ir kiek jinai pasisuka. Ar visą ratą gali pasisukti? Ar kiek? Daug maž. Pasižiūrim. Taip, kaip jinai sukasi. Va taip irgi galiu pasukti. Na, aš gal 270 laipsnių galiu. 270 gal, bet po to jau skauda. Gerai. 180 tai jau tikrai galiu pasukti. Kaip jums sekasi? Kaip sekasi? Gerai, aš matau, kai kurie labai įsijautę daro, kai kurie atrodo miega trupučiuką, taip. Bet nieko tokio. Tai va, o įdomu, o roboto ranka irgi taip sukasi kaip žmogaus ar trupučiuką kitaip? Kaip manot? Gal kas esat matę robotus dirbančius darbe, pavyzdžiui? Ką? Kokiai gamyklai gal buvot nuvažiavę į kokią nors ekskursiją? Ne? Ne. Nu tai linkiu nuvažiuoti ir pamatyti, kokius stebuklus jie gali padaryti. Nudažyti mašiną, pavyzdžiui, gali. Dar pakelti visokių svorių, kaip ir kalbėjom. Tai kaip tenai yra su tuo? Tai teisingai yra, kad žmogaus ranka gali pasisukti tik 100... Aš sukuosi, 180. Jo. Taip. O roboto gali apsisukti... Va taip, įsivaizduojat? Tai aš tada galiu taip ir liksiu, ne? Taip. Bandom Donatą atgręžti atgal. Atskam 180 grįžau. Taip. Tai vadinasi, robotai yra pranašesni už žmonės. O kodėl taip vyksta? Kodėl mes galim... Ne kodėl aš negaliu 180 pasukti. 300 šiam gal. 300, atsiprašau. 2 kartus po 180 būtų 300 šiam. Tai kaip ten būtų? Kodėl? Kaip manot? Ogi todėl, kad žmogaus ranka yra padaryta iš kaulų, taip? Bet šiandien va šitoj vietoj labai įdomus faktas, yra 2 kauliukai, ar ne? Ir kai mes sukam tuos kauliukus, jie persikryžiuoja, va taip. Susisuka, pažiūrėkit paveikslėlį, čia dar geriau padaryta. Įsivaizduojat? Čiuk. Pagalvojat apie tai, aš tai kaip pagal šitas, kai man pasakė Aurelija, tai biškelį išsigandau. Nu, bet kažkaip gyvensiu ir su tuo. Taip. Taigi, tai ne tik kaulai, bet ir raumenis ar ne laiko rankas ir visokios gyslos ir dėl to žmogus negali taip sukinėtis visiškai, ar ne, 3 šiam. Turbūt mes tam tos robotus ir sukūrėme, ar ne, kad jie mums padėtų. Taip. Taigi, o dabar pašnekėkime apie tai, kasgi valdo tas rankas, ar ne? Tai roboto valdo programa, ar ne? Programuotojas parašo, tarkim, kažkokią kalbą, ar ne, ir tada tas robotas klauso tam tikrų nurodymų ir veikia, ar ne?
O kas valdo žmogaus rankas, kaip manot? Smegenys tie patys. Taip, teisingai. Aš pats valdau, noriu ir valdau. Tai dabar aš jūsų norėsiu paprašyti pasidalinti po 2, taip, ar jeigu matot, kad yra nelyginis jūsų skaičius, tai tada pasidalinkite, tarkim, po 3, taip, tai pažaisim tokį žaidimą, bus vienos smegenis ir, tarkim, 2 rankos, arba vienos smegenis ir 1 ranka. Viena ranka, taip. Taip, tai vienas vaikas, kuris bus smegenis, sakys komandas ir tada tas, kuris yra ranka, judės pagal jo instrukcijas. Tu būk smegenis, o aš tada ranka. Gerai. Na, pasiruošę ar pasidalinę jau? Tai pasakyk man, ką padaryti. Gerai, tai tada aš jau pradedu su Donatu. Donatai, lenkis į priekį. Taip. Nebegaliu daugiau. Gerai, Donatai, apsisuk ratu. Na kaip taip. Gerai. Donatai, iškelk rankas į viršų. O atsilenkti? Ir atsilenk. Taip, jei. Net raudonas visas. Bet aš matau, kad ne visi čia su tuo užsiema, tai mes labai su šito žaidimu daug negaišim. Ne visus jūs matome, bet tie, kurie norite pasibandyti, tai tikrai radę laiką šitą pertraukėlę, pabandykite vienas kitą pavaldyti. Tik tai atsargiai. Neįmeskit vaiko ar kokio savo draugo į kokį šulinį ar dar kažkur. Jo, šiaip šitas žaidimas labai smagus, tai jūs tikrai galite pažaisti ir vėliau po mūsų užsiėmimo. Taip? Gerai, toliau. Taigi, o prisišnekėjom ir netiek daug šnekam apie tos robotus rankas. Geriau, mažiau kalbų, daugiau darbų. Pradėkim tai, ko mes šiandien susirinkom. Taigi, susirinkom dėl to, kad mūsų robotui trūko rankos, ar ne? Mes jos dar nepagaminom. Tai dabar pasižiūrėsime ant savo stalų, ar turim visas medžiagas mūsų rankos konstravimui. Gerai, pasižiūrėkim. Taigi, ko mums čia reikės? Taip, puodukų, taip, pasižiūrėkit, visi turi turėti po 2 puodukus, taip, labai gerai, taip, tada turim turėti po 1 šiaudelį, taip, 2 puodukai, 1 šiaudelis, taip. Pasidedam šalia savęs, taip. Šiaudelį man negalima irgi aš. Nu gerai, imk ir tu. Aš irgi noriu. Taip, toliau, kogi čia mums dar reikės? Mums reikės pieštuko, taip, pasižymėti, taip. Arba markerio dar galima. Arba markerio, taip, turim ir markerių, ir pieštukų. Jeigu turit flomasterį, irgi galite jį panaudoti, nes svarbiausia tai, kad kažkas tai rašytų, ar ne? Jo, svarbiausia, kad veiktų tas flomasteris, taip. Tai va. Ir pasižiūrim, ko čia dar. Ar visas priemonės susižiūrim? Taip. Taip, tada... Lipni juostelė. Visi turi turėti lipnę juostelę, bent jau, aišku, dalintis reikės su draugais, bet jinai labai paprastai. Greičiausiai jau žinote, kad ją galima laisvai atkirpti ir rankomis nereikia žirklių. Paimate štai va taip pat, suspaudžiate ir nuplėšėte. Va, turite jau atplėštą. Tai galite taip labai greitai pasidalinti. Kažkam tenai daugiau, kažkam mažiau reikės. Tai... tą juostelę daugiau reikės pasidalinti, galėsite imti, pavyzdžiui, turi tokį šitą ir persiplėšę, jau turite 2, ar ne? Taip. Ir dar mums reikės žirklio, ar ne, nes karpysim tos podelius. Karpysim podelius, taip, ačiū. Gerai, tai pirmasis žingsnis, kuris mūsų lauks, ar ne, tai pasimsim podelį, taip, va. Taip, visi pasiėmam po 1 podelį, taip. Ir podelio viršuje pasižymime, kiek čia bus, 8 žymas. Taip. Tai reiškia. Galim pradėti nuo 4, tarkim. Jeigu įsivaizduokit, kad čia yra laikrodis, tai žymim brūkšniuką ties 12 valandą. Va, čia parodyti, va. Tuoj galiu markerį kažkokį, tai duotum man markerį. Prašau. Tu tada sakytum, taip. Ties 12. Ties 12, jums dabar... Ties 3 valandą. Nu, čia dabar 6, nes priešais pažymėjau. 3 ir 9. Taip. Štai gaunasi taip. Tokie 4 brūkšniukai. Oi, man neišeina piešnis. Veidrodinis. Nesigauna. Taip. O tada dar tarp jų, kai jau turime 4, dar pažymime. Taip, 1, 2, 3, 4. Va taip, 8 lygias dalis. Pakeliam savo podelius, parodam mums. Taip.
Po truputėlį dar paišo, ar ne? Gerai, puikiai, matau, sekasi. Gerai, šitai užduočiai dar keletą skiriam minutėlių. Matom, dar piešia, labai gerai. Tai kiekvienas, dar palaukiam šiek tiek. Taip, galima lygiai. Tas lygumas nėra ypatingai svarbus, bet turi pasidalinti tai į 8 dalis iš tikrųjų. Galėtų dar po to piešti markerius. Gerai. Taip, turim tai padaryti, dabar mums turbūt... O dabar galim pasistatyti puodelį ant stalo. Taip. Pasistatom puodelį ant stalo ir nuo tos linijos tiesiog keliaujam žemyn. Taip. Aha, tai jeigu tą liniją pasižymėjom ant viršaus, ją turime pernešti tą liniją ant šono, ar ne? Taip. Pasižiūrim, čia yra linija ir tada jinai turi atsirasti va čionai, va matot. Pasižiūrim šitą liniją, pernešam va čia. Kaip puikiai sekasi. Aurelijai irgi puikiai sekasi. Aš darau biškelį kitaip, tu irgi savo būdu, bet esmė mums reikia padalinti puodelį į 8 dalis. Tai taip ir darome, ar ne? Pasižiūrim, kur yra brūkšnelis, pernešam jį ant šono puodelį, ar ne? Kiekvienas turi savo būdą, gal jūs dar sugalvosit įdomesnį kokį nors. Taip. Tai dabar visi po truputėlį pernešam, ar ne? O mes tada irgi jeigu kažkas nesigauna, paimkit ir parašykit mums į pokalbių langą. Galbūt mes skubam, galbūt jūs turite kažkokių tai klausimų. Gal reikėtų kažkam tai padėti. Jeigu reikia pagalbos, tai manau, kreipkitės į tos žmonės, kurie yra arčiausiai jūsų, nes mes greičiausiai nukirpti nepadėsim. Ar tiksliau pasižymėti tinkamai. Matau, kad jau dauguma eina į pabaigą, labai gerai. Tavo metodas, man atrodo, yra geresnis. Ačiū už komplimentus, Donatai. Stengiamas. Gerai, aš matau, kad jau daugmaž visi susižymėjo ir dabar mūsų lauks kitas žingsnis, labai svarbus. Taip, tam žingsniui reikės žirklių. Taip, pasiimam savo žirklutes ir palaukiam Donato. Palaukiam Donato. Gerai, viskas, aš jau pasiruošęs. Gerai, ir palei tas linijas, kurias mes nusibrėžiam, pabandykime įkirpti iki pat puoduko dugno. Gerai, pabandom. Nebūtinai turi būti labai tiesiai, kaip gaunasi. Taip, gerai. Taip. Man, Donatai, tai smagiausia, tai po to išskleist tą puodelį. Labai patinka. Gerai. Aš irgi laukiu jau to momento. Aš irgi pirmą kartą darau šitą roboto ranką. Robis, man atrodo, apsidžiaugs. Jo, galės išsirinkti. Pačią tinkamiausią. Tai čia bus ranka griebtuvas. Taip. Kerpam, matau, kad dar yra kerpančių. Tai kirpkim. Taip, vieni įgudė labiau su žirklėm kirpti, kiti mažiau, tai neskubam. Visi pabandykim išsikirpti. Palauksim. Taip. Pasirodom. Štai turime supjaustytus šituos puodelius ir puodelis turi turėti 8 žiedlapius, ar ne? Na taip, atrodytų. Dabar jau už tokio puodelio nelabai atsigersi. Tikrai nelabai atsigersi. Gerai. Na ką, atrodo sukarpėm ir sakė, šita dabar bus smagiausia dalis. Taip. Tuoj parodysiu. Taip, paimam ir taip suplojam puodelį. Bet reikia taip jam leisti biškelį, kad tas kojas išsiskleistų. Arba paimti. Ir taip
Taip labai nesistengit, galit kai kurias tiesiog rankom paimti, atlenkti. Ne? Galite ir taip padaryti. Va, tai po biškelį po vieną atlenkti arba naudoti Aurelijos metodą. Va, jos turi pasidaryti taip, tokią turim saulutę pasidaryti, ar ne? Taip. Taip. Aš pasimsiu po galim susiskaičiuoti, kiek pas mus žiedlapų gavusi. Taip, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, labai gerai. Teisingai bus suskaičiavus. Taip, na va, kaip puiku. Gerai, va, matau, jau gaunasi labai gerai pas jūs čia. Tuoj Donatas padarys dar pavyzdį, ką reikės po to nukirpti. Taip, labai gerai. Šaunu. Kai turite savo jau tą pasidarę saulutę, tai reikės kas antrą iš tų spindulėlių nukirpti. Kas antrą tai reiškia raudoną kerpam, balto nekerpam, pavyzdžiui. Čia mano pavyzdys. O jūs vieną kerpat, kitą nekerpat. Vieną kerpat, kitą nekerpat. Vieną kerpat, kitą nekerpat. Tai turi likti keturi tokie spindulėliai, vienas priešais kitą. Tai vat pasiėmam ir nusikerpam. Aš sakiau, kad raudonus nukirpsiu, juos ir nukerpu. Reikia nesumaišyti dabar, ką nukirpti. Taip, tai vat vieną palieki, kitą kerpi. Vieną palieki, kitą kerpi. Vieną palieki, kitą kerpi. Jeigu netyčia nukirpsit kažką ne taip, nieko tokio galėsim priklijuoti su lipnia juostele. Taip? Na, štai taip pas mane gaunasi. Vairus kažkokius. Visiems irgi, man atrodo, viskas čia puikiai gaunasi. Taip, matau, visi padarė daugmaž, taip. Tie, kurie nepadarė, tai tuoj perjungiam kamerą. Taip. Taip. Ir jeigu yra galimybė, tai visą laiką mus pradžiugins nuotraukos, jeigu padarysite, kaip jūs darote šitą robotinę ranką, kokie galiausiai jo rezultatai šitos visos edukacijos, tai būtų labai smagu pamatyti. Taip, iš tiesų mes čia labai laukiam ir mums labai smagu, kai yra grįžtamasis toks ryšys, ar ne? Tai va. Na, ir kągi mes toliau darom? Ką mes toliau? Gal apklijuojam, kad būtų standesnis? Gera mintis, iš tiesų. Aš esu pastebėjus, kad tos robotinės rankos, kurios nėra apklijuotos lipnia juostele, jos labai trumpai veikia. O jeigu jos su lipnia juostele apklijuotos, taip, tie griebikliai, tai tada jie tokie ilgamžiškesni. Tai va, tai dabar pasidalinkim lipnia juostele, taip, su savo draugais. Ir rodome ekrane, kaip tai padaryti. Paimam ir po šiek tiek apklijuojam kiekvieną iš tų spindulėlių, apklijuojam lipnia juostelę. Taip, kadangi lipnių juostelių nėra tiek, kiek jūsų, pabandykite pasidalinti. Gal atplėšti, kaip Donatas sakė, ar ne, gabaliukų ilgesnių tiesiog ir prie stalo priklijuokit krašto. Taip greičiau bus, ar ne? Pavyzdžiui, vieną savo, kitą tau. Ačiū. Vienas malonu, kai pasidalina, ar ne? Kitas tau, taip, tikrai. Vienas tau, kitas man, vienas tau, kitas man. Jeigu matysite, kad dar reikės paklijuoti, tai po to galėsite tai padaryti, tai labai nepergyvenkit. Po kažkiek biškelį padarom, kad jie būtų tokie standesni. Iš tiesų inžinieriai irgi padaro, po to gali perdaryti, ar ne, patobulinti savo prototipus, ar ne? Tai va, tai mes šiandien irgi kaip tie inžinieriai darysim. Mes ir esame inžinieriai. Taip. Na va. Dar reikės šiek tiek. Prašom. Ačiū. Na va. Pjaunam. Tai čia mes darom pirmąją dalį, taip, to roboto. Bus robotas mūsų iš 2 dalių, ne? Dėl to mes turim tuos 2 podelius. Tai va, tai čia bus mūsų griebiklis, ne? O kita dalis bus tokia kaip kūnas robotas. Tai va. Gerai. Na, baigiai, Donatai? Aš baigiau, galausimas ar kiti baigia. Nu, man dar reikia šiek tiek laiko. Jeigu nespėja, tai tikrai mums parašykite, kad kas vyk, kad galbūt. Labutis, linkėjimai šilutės,
Užsienų filialo. Labą dieną, Užsienai, senai matyti, senai girdėti, labai džiaugiuosi, kad prisijungiat, kad darot kažką. Gudžiūnų struktūrinis teritorinis padalinys. Valio, sveikinam jūs. Ukmergės Lado Šlaito biblioteka prisijungia. Irgi, tai jeigu jūs norite parašyti, kas dar prisijungia, tai visą laiką kviečiam. Mes labai džiaugiamės, kad parodote, kad mes ne tik ekranui kalbam, bet ir gyviem žmonėm iš visos Lietuvos. Jo, smagu, kad taip susitikom, ar ne? Mūsų šiandien kiek maždaug yra? 42 bibliotekos, padauginam iš, tarkime, 20 žmonių, arba gal šiek tiek mažiau, kokie, sakau, 700 galėtų būti mūsų šiandien prisijungusių. Visai nemažai. Šiandien Lietuva bus turbūt lyderė robotikos srityje, nes būsim padarę roboto rankų bent 700 per visą Lietuvą. Aha, tikrai. Smagu. Na, kaip sekasi, pakelkit tie, kurie padarė, jau pakelkit savo. Jau suklijavo, taip? Suklijavot, puiku. Gerai. Labą dieną. Aha, puiku. Super. Gerai. Ir dabar kitas žingsnis bus sulenkti mūsų tuos grėbtuvus, ar ne? Kiekvieną tą spindulėlį mes perlenksim per pusę, į vidinę pusę, taip? Tai paimam ir va tai va lenkiam, pasižiūrim. Va, aš čia taip iš arčiau. Galite, kad nesuklysti, galite pasidėti dugneliu į apačią šitą ir paimti, sulenkti va taip, ar ne? Tai tada tikrai žinosit, kad į vidinę pusę lenkiasi. Dugnelis guli mums ant šitą ant stalo ir lenkiasi, ne? Taip, tai į vidų. Dugnelis į vidų turi būti. Dugnelis, spindulėlis per vidurį. Kažkur per vidurį reikėtų sulenkti juos, ne? Taip, maždaug. Panašu, ar ne? Nežinau, ką panašu. Tai panašu į robotą. Keturkojai kol kas dabar panašu dar. Gerai, na va, ir aš pabaigiau. Beveik. Na va, štai kaip turi atrodyti. Kaip šitas, kaip palidovas man kažkaip atrodo, jisai kaip tas... Arba gėlė. Gal. Na va. Man atrodo visi užlankstė, dabar reikėtų kiekvienam susirasti po šiaudelį. Taip. Na, pasižiūrim jo ant stalų, ar matot pas save šiaudelius, taip? Kažkas duduoja. Tik labai nenukramtykit šiaudelių dar kol kas. Dar mums prireiks jų. Taip, ir dabar šitam etapui mums reikės šiaudelio, liniuotės, ne? Ir pieštuko arba markerio. Dar siūlau tau, žinai, ką, Aurelija, mes nerodėm skaidrių visai, gal mes šiek tiek dar parodome skaidrių. Nu gerai, parodykim. Parodom skaidrių. Taip, čia va, kur mes darėm, ar ne? Padarėm saulutę, tada saulutę išskleidėm, apklijavom ir užlankstėme šituos, ar ne? Ką dabar mums reikės? Vat reikės padaryti štai tokį iš šiaudelio tokius, jam ūselius 4 padaryti, ar ne? Šaunusis šiaudelis, taip? Šaunusis šiaudelis. Gerai, tai mes tada grįžtame į studiją, kai kamera šitą, o po to va į tą, kad matytumėm. Tai reikia, ką padaryti? Atsimatuoti 2 cm, taip? 2 cm, ne? Taip, ir pasižymėti maždaug. Taip. 2 cm nuo galo, taip, pasižymėm flamasterį, prisidedam, va. Taip, su liniuotė. Tie, kas neturi liniuočių, nieko tokio. Galite šakies daug mažai. Galite pirštą pridėti ir, pavyzdžiui, kokį pirštą. Piršto storis. Piršto storis, jo. Gali būti. Šiek tiek gali didesnis. Jeigu ten jisai netilps mums į puodelio dugnelį, mes jį apkirpsim po to, ar ne? Ir dabar reikėtų, svarbus dalykas, ar ne? Taip, labai svarbus. Tada... Reikia įkirpti. Taip, tai paimam žirklės ir bandom įkirpti tą šiaudelį. Taip, kerpame iki tos mūsų pažymėtos linijos. Ne veltui mes tenai šitą pasižymėjome ją. Čia nebus lengva, nes šiaudelis yra kietas. Taip, jeigu norite suklysti, tai nukirpę iš viršaus, apsukite, kad jūsų įkirpimas žiūrėtų žemyn ir tada dar kartą įkirpkit, nes mums reikia 4 ūselius padaryti. Žiūrėkit. Va, mes jau turim taip, 2 turim tokius. Ar ne? Gerai, šiek tiek po truputėlį, niekur neskubam. Tai primenu, kad reikia pasižymėti, pasižymėti nuo šiaudelio galo, reikia pasižymėti 2 cm, ar ne? Va toks turi būti.
ir jį įkirpti nuo čia link mūsų įkirpimo. Bet nedaugiau, daugiau nereikia. Apie kokius 2 cm. Kas turit gerą akį, tai tikrai galit pasakyti, kiek yra 2 cm. Čiukšt, tiek, ar ne? Panašiai. Tai įkerpam, mums reikia padaryti, kad tokia vėlgi pasidarytų tokie kaip 4 spindulėliai iš mūsų šito, iš mūsų šiaudelio. Tai pabandom dar pasižiūrėti, kaip kitoms bibliotekoms sekasi, ką pamatysit save, pamojuokit į ekraną, jeigu mus girdit ir klausote. Taip, dabar pakeliausim po bibliotekas, taip. Alytaus miestas, labą dieną, šiandieną jau 2 kartą sveikiname su jumis, mūsų kamera. Sveiki, sveiki. Matom jūs. Ką mes dar? Tauragės miesto biblioteka greičiausiai. Labą dieną, ar girdit, ar matot mus? Visi labai mes jūs matom, labai rimtai matosi dirba. Matau, kad yra daug žmonių, kurie padeda mūsų vaikams, tai labai dėkoju jums už tai, kad jūs ėmėte šito darbo ir jiems padedate. Na, ką mes matom? Nepatikrinta biblioteka, bet su labai linksmais vaikinais bešokančiais. Tai jeigu parašysite savo bibliotekos pavadinimą, labai džiaugsimės. Laukuvos biblioteka, labą dieną. Sveiki, sveiki. Kaip gyvuoja? Jau. Laukuva netoli Joniškio, man atrodo, turėtų būti, jeigu aš gerai prisimenu. Taip, Utenos biblioteka, jie mums mojuoja. Taip, mes jūs jau matėm, mes jūs matom, neseniai lietus pas jūs buvo, smagiai dirbat. Taip, Asta Mustafinienė, turbūt taip. Sveiki. Labas, smaguoliai, šaunuoliai. Ar viskas tinka, viskas sekasi, viskas gerai? Jo, tokie greituoliai jums labai greit viską padarot. Gerai. Laukiame kitų, kol užbaigs. Gali dabar šokį parodyti, kokį nors tokį robotinį šokį. Gerai. Reikėjo pasitreniruoti. Ką? Taip, tai tada mums reikia 2 įkirpimus padarėm, viso mums reikia, kad pasidarytų 4, tai tada tarp 2 įkirpimų, tuoj perjungiu kamerą, turime čia 2, vieną iš vienos pusės, kitą iš kitos pusės ir tada tarp įkirpimų dar vieną padaroma, ne? Taip. Dar po vieną įkirpimą mums turėtų gautis va štai toksai va šiaudelis. Taip, tokį šiaudelį galite šiaip vasarą irgi taip susikarpyti ir pūsti muilo burbulus. Taip, labai smagiai. Jo. Mes vaikystėje pūsdavom pro tokius muilo burbulus pro pienės šitą kotą. Labai gerai po to darydavas. Tai va taip. Tai toksai va turi būti mūsų šiaudelis, ar ne? Mano vištos kojelį. Kokia pagrindinė jo funkcija yra, tai tilpti mums į puodelio dugnelį, ar ne? Taip. Tai dabar vėlgi pasimkim tą pirmąjį puodelį, taip, kurį mes taip gražiai susikarpiam. Parodau. Taip. Dabar bus dugneliu į viršų žiūrės, ar ne? Ir taip turėtumėm užsidėti savo šiaudelį. Taikom, kad jisai būtų per vidurį ir priklijuojam tuos spindulėlius prie mūsų puodelio. Jeigu sunku vienam padaryti, galima tai daryti dviese. Vienas laiko, kitas klijuoja. Tu gal man padėsi po to, Aurelija, nori kažką pasakyti? Galiu to padėti palaikyti. Nu, tarkim, tu palaikai, o aš tada staigiai 1, 2, 3 paimu. Taip, tai vėl galite... Nedideli gabalėliai, su didelių nereikia. Ir kiekvieną spindulėlį bandom priklijuoti prie mūsų dugnelio. Taip, stengiamės negailėti lipnios juostelės, nes reikia, kad tvirtai laikytųsi. Taip. Ir dar būtų labai protinga, kai priklijuojat, pritrinat su pirštu. Tai tada jisai tikrai gerai laikysis. Priklijuojat ir pritrinat pirštu. Be abejonės, mūsų šitas produktas yra popierinis ir jisai labai ilgai netarnaus, bet mumsgi svarbiausia pažiūrėti, kaip ta roboto ranka veiks, ar ne? Ir jeigu kada vėliau sulūšinai, tai jūs pasitaisysit. Na va, priklijavom vieną. Ir tuo labiau šitas priemonės, ar ne, puodelį, šiaudelį jūs galite rasti bet kur. Daug kur galite, ar ne? Kavinė. Taip, kavinė, galite nueiti. Namuose, parduotuviai. Tai tikrai lengva. Ir pažaisti šitą smagų tokį žaidimą. Užsiėmimą turėti smagų ir po to ir žaidimą papasakosiu. Taip, išsidaviau net iš atsiprašau. Gerai, tai tada, Aurelija, priklijuojam tavo, kol kiti... Gerai, tu dabar man palaikyk, aš klijuoju. Taip. Atitaikom per vidurį ir mažyčiais gabalėliais priklijuojame mūsų spindulėlius. Turi viso būti 4 spindulėliai tikrai priklijuoti, kad mūsų, štai taip stovėtų mūsų
šiaudelis, gerai? Taip. Tai 4 lipnios gabaliukai, ar ne, ir 4 kojelės. Taip, pritvirtinam. Jeigu matot, kad nelabai gerai prisitvirtino, tai galit prikliuoti papildomai lipnios juostelės. Ir gal tada prisiklijuos. Taip, kad tikrai pasibandom, pajudinam. O, labai atrodoma pas mane tvirtai gavosi. Jo, visiškai gerai. Aš čia galėčiau kažką... Liga. Galim taip tarp pirštų pasaknėti. Nu jo, sulūžta tada. Žiūrėkis galėtų. Perjungiam kamerą. O. Taip, gerai. O, geras. Mes atradom naujų efektų. O, jei, geras šitas visai pabandyk, žiūrėk. Jo, visai geras daiktas. Čia geriau už roboto ranką. Darom kitą edukaciją. Gerai. Taigi, labą dieną. Regina pasijungia kažkas. Sveiki, matom jūs. Labai smagu, kad mums mojuojat. Smagu, kad tikiuosi, kad turit gerą laiką. O mes tada gal neužsižaidžiam, nes dar nelaika žaisti ir mums reikėtų toliau kažką tai daryti. Taip, pasakok. Taip. Tai dabar jau mes pasidarėm pirmąją dalį roboto, ar ne? Čia jau visai nemažai padaryta. Ir dabar pasimsime antrąjį puodelį. Taip, susirandam antrąjį puodelį. Čia tas turėtų būti nesupjaustytas, žinau. Taip, tas iš kurio dar galima atsigerti, taip, bet neilgai. Nes jau dabar mums reikia ant dugno per patį centrą pasižymėti taškelį. Taip. Čia labai svarbus daiktas, labai svarbi vieta šito užsiėmimo. Tai todėl nežinau, galite ir pabandyti su liniuotę pasimatoti. Jo, šiaip liniuotę aš irgi norėjau pasiūlyti. Liniuotė labai geras daiktas, ar ne? Jis tiksliai pasakysim, kiek reikia centimetrų, ar ne? Tai jeigu puodelio štai... Skersmuo puodelio yra 5,5, daliname per pusę, gaunasi 2,75. 2,75. Tai vadinasi 2 cm ir 7 mm. Taip, maždaug. Tai vat pabandom čia atsimatavom, punkšt, užsidėjom tašką, patikrinam tada, ar tas taškas gerai, jis turi nuo visų kraštinių apie 2,7 cm, tai yra 27 mm, 2,7, beveik 2,5. O! Aš tai bandysiu savo regėjimu pasikliauti ir tiesiog bandau dėti tašką per centrą. Aš su akiniais tai labai gerai matau dabar. Taip, sveikinu. Aš pasižymėjau štai taip. Aha, aš taip. Gerai. Ir dabar, jeigu turit aštrų pieštuką, tai galite su juo pradurti skylutę. Ta skylutė turi būti tokia, kad į ją įtilptų mūsų šitas šiaudelis. Tai todėl galim taip kaip grąžtų padaryti. O jeigu pieštukas labai bukas ir nieko nepraduria, tai galite pasimti žirklės ir su viena iš kojelių. Pieštukas gal net geresnis, žinokit, yra. Taip švelniai, nespaudžiant. Kad kiaurai, kad neprapjautume. Na, turime skylę. Tik jūsų nebematom kažkaip. Jūsų nebematom, dingot jūs. Turim skylę ir tada ką darom? Bandom pro ją pasižiūrėti. Pažiūrim. Gerai, atrodo skylė yra. Taip. Ir tada reikėtų šiaudelį įkišti pro tą skylutę. Va štai taip kaip rodau. Taip. Va taip. Labai gerai. Dar galite užlankstyti šiek tiek savo roboto rankas prieš įkišdami. Ir turėtų jisai vienas puodelis įeiti į kitą, žiūrėkit. Jeigu nelenda šiaudelis, tai praplatinam skylutę šiek tiek su pieštuku, tai tada prakišam. Ir taip įkišam vieną puodelį kitą. Op, va. Galima skaidrės. Galim skaidrės parodyti. Taip. Priklijavom ir tada pradūrėm šitą skylutę. O po skylutės įkišom vieną šiaudelį sveiką į mūsų puodelį, pro skylutę pasidarytą ir gavom va štai tokią. Ir nepatikėsit, tai čia yra pati paprasčiausia, bet nuostabiausia roboto ranka. Kaip ją reikėtų išbandyti, Aurelija? Na, mums reikės kažko lengvo, ar ne, kažko nedidelio. Tai, dabar skaidrą dar. Tai aš norėjau pasveikinti, kad sukūrėte funkcionuojančią roboto ranką. Robis, mūsų robotas dirbtuvių, labai jums dėkingas. Tai tai sveikinu.
Taip, tai pirmasis etapas yra padarytas. Taip, va, taip. Ir dabar, kaip tikri inžinieriai, mes turim išbandyti savo kūrinį. Taip. O tam, kad išbandytume, mums reikia mažų popierinių tokių kamuoliukų. Taip, tai pasižiūrėkite aplink. Gal turit kažkokių lapukų arba... Nereikalingo laikražio, pavyzdžiui, kokio nors. Galbūt tai yra kažkoks parduotuvės reklama. Taip. Ir mums reikia iš popieriaus lapelio pasidaryti kokį nors tokį nedidelį, bet nelabai gal suspaustą, va tokį va kamuoliuką. Pabėgo. Gali taip tarp rankų pasukti dar, ar ne? Tada jisai labiau toks apvalus bus. Lapelį galima pasiimti ir tada suspaudžiam. Aha. Taip, pasibandom, pabandom padaryti tokių rutuliukų. Taip, ir tada ką bandom daryti? Tai bandome tuos rutuliukus, įjungiam kitą kamerą, bandom tuos kamuoliukus su savo roboto ranka pagriebti. Jis uždedam, įspaudžiam ir tada leidžiam žemyn puodelį. O, pavyko! Jei, turim. Ar jums pavyko? O ką ne robotinė ranka? Kaip gerai veikia. Nesitikėjau, kad iškart taip pradės veikti. Aš mažesnį bandysiu paimti. Gerai, padaryk mažesnį. O, ir mažesnį pavyko. Na va. Nepavyksiu. Kaip jums sekasi? Aha, kažkas vaikšto dar be puodelio, matau. Tiesiog suka. Kažkas turi šiaudelį. Šiaudelį. Kai kas padeda vieni kitiems, o kiti jau, man atrodo, užsiema kažkokiais gręžimais, darimais. Ar visi spėjat? Ką? Jeigu nespėjat, rašykit. Prašom neskubėti, nespėjame, sako šita Žemaičių Naumiestis. Gerai. Mes padarysime taip, mes dabar grįšime ir šiek tiek skaidrės parodysime, gerai? Ir tos skaidrės mūsų bus, jums parodys prieš tai buvusi procesą, ar ne, kad jūs galėtumėte mus pasivyti, tie, kurie galbūt nepasivijo. Tai gerai, pabandykime nuo to, kad šiaudelį sukarpėm, ar ne, į tokį vat, šitą 4 spindulėlius padarėme, priklijavome tos spindulėlius prie mūsų šitą puodelio, tą, kuriame griebtuvą, iš kurio darome. Tada ėmė puodelį, pasižymėjome, naująjį puodelį pasižymėjome vis šitą centrą, ar ne, viršuje. Ir pieštuku, geriausia turbūt pieštuku, padarėme skylę, ar ne? Kai tai tą skylę padarėm, paėmėm ir prakišam mūsų robotinę tą ranką, ar ne, pasidarytą, o šitą griebtuvą į sveiką į puodelį, ar ne, nesukarpytas į puodelį su skylute. Ir tada, užtraukiam. Štai taip. Va, matau, jau kažkas ten bando paimti, pasižiūrėkit, kokius galbūt gali ir lengvesnius, ir sunkesnius daiktus pagriebti, pasibandyti. Galime papartoti jums ir kaip kamuoliuką padaryti. Turim lapą, kurie bijo dabar šitą plyštančio popieriaus garso, užsikimškit ausis. Atplėšim popieriaus lapą, suglamžom, o taip pat kaip padarytumėm kokią nors sniego gniūžtę, ne? Ir štai turime, va, Vilma rašo, kad viskas pavyko. Švenčionių vaikų literatūros skyrius irgi labai dirba, neturi kameros. Labai gaila, kad neturit kameros, bet labai smagu, kad parašote. Viskas pavyko, parašė Vilma. Prašome neskubėti, nespėjame, buvo prašymas, mes lyg ir nepaskubėjome. Aha, ir dabar pakartosim, kaipgi sugauta kamuoliuką, ar ne? Parodom. Taip sukasi, ar neprisimant. Sakėm, 360 laipsnių. Sukinėjasi ranka mūsų ir keliauja link kamuoliuko, ne? Tada nuleidžiam ir nuleidžiam patį puoduką. Taip, matot? Štai sugauna. Ir tada galim nusinešti, kur mums reikia ir išmesti. Oi, nukrito. Tai va, tai nėra sudėtinga, tik svarbu, aišku, pasibandyti. Tai va, tai dabar tą mes laiką ir turim. Gal kai kuriems nesigauna, taip? Tai kągi mes galim daryti tada, kai nesigauna? Tai galim palankstyti šitus mūsų griebtuvus, taip? Šiek tiek užlenkiam, palankstom, gal tas padės ir tada tikrai puikiai sugriebs. Arba atvirkščiai, jeigu reikia, galit šiek tiek ir juos
patiesinti, taip. Nu, paeksperimentuokit. Jūsgi geriausi eksperimentatoriai, man atrodo. Taip. Daug visko esate išsieksperimentavę. Taip. Na, manau, kad mus kiti likusieji pasivys. Galime mes tada dabar pakalbėti apie... Na, pasižiūrėkim. Kaip mes? Taip, labai viskas mums čia gerai sekasi. Jeigu sugalvojat kokį nors patobulinimą, būtinai mums parodykite, kaip tie patobulinimai veikia. Yra šiaip tų robotų rankų labai įvairių, tai čia yra toks pat paprasčiausias būdas pasidaryti, bet tikrai yra ir su karštais klijais galima pasidaryti ir visokiausių įmantriausių. Tiesiog reikia paieškoti, ar ne, pilnas internetas pavyzdžių. Tai va, tai galėsit visą vasarą ir gamintis rankas. Taip, o dabar mes jungsim vėl skaidres. Taip, ir jau čia praėjom. Taip. Ir dabar kol kas mūsų visi tie robotai yra vienodi, ar ne? Pasižiūrėkime, baltučiai, taip. Bet mes galim pagalvoti, kaip galėtų atrodyti robotas ir žaismingai ir kūrybiškai jį papuošti, taip? Kad būtų jūsų robotas būtent išskirtinis ir būtent matytųsi, kad tai yra jūsų, ne, kūrinėlis. Tai va, tai mūsų dirbtuvės jums atsiuntė visokių lipnių plėvelių, ar ne? Taip pat, ko dar mes ten įsidėjom? Visokių... Popierėlių kažkokių, tai jūs patys, man atrodo, turite, žurnalų galbūt turite, kuriuos galima būtų panaudoti. Galbūt turite akių, pavyzdžiui, kurias galima priklijuoti. Gal akis galite tiesiog paimti ir iškirpti iš kokios nors medžiagos, nes galite lygiai taip pat paimti, naudoti ir flomasterius, ir pieštukus, kuriuos turite. Nes ant šitų podelių mes ir patys išbandėm, tai flomasteriai labai šauniai paišo ir galima juos tikrai panaudoti. Tai va, čia keletas mūsų draugų jau tokių įsikūrusių pas mus dirbtuvėse. Tai va, tai čia papuoštyje, bet aišku, jeigu jūs norit, galite sugalvoti, kaip tik tais norit. Nėra jokių dabar pas mus čia sugalvotų taisyklių, kaip reikia daryti, turit patys susigalvoti. Tai va, tai naudodamiesi turimomis priemonėmis ant stalo, paimkite ir pabandykite dabar sukurti surobotinti šitą robotą. Tai nebūtinai turi būti dabar roboto ranka, gali tiesiog pavirsti ir robotuką. Su antena. Gali užklijuoti taip akis, užklijuoti burną, nupiešti, po to vėliau parodysim, kaip tokias rankas susilankstyti, gerai. Jeigu netyčia... Taip, arba antenas, bet čia jau bus paskutinis darbas, ar ne? Pašišių biblioteka sako, kad galima paturbinti kiekvieną rankos sparnelį, perlenkti per pusę, paims smulkesnius daiktus dar. Oi, tai šitą irgi pabandykite, super. Galima su ir tokių dalykų prisigalvoti. Geras. Labai man patinka, kai žmonės sugalvoja, ką dar smagesnio kažkaip padaryti. O jeigu padaryti, pavyzdžiui, smulkesnės tas rankas, tai gerai. Tai ką, gal pada mes šitą visi po truputėlį daro, tenai bandosi savo rankas, galime paimti ir, pavyzdžiui, šiek tiek tuos robotus savo dekoruotis, ar ne? Gerai, tai pasipuošti. Tai galime, kiekvienas pagalvojam, nuo ko pradėti, sujungsime, tarkime, viršutinę kamerą, čia jau kiekvienas daro pagal save. Gerai, aš su tavim pasidalinsiu plėvelėmis, nes aš visas susidėjau savo. Gerai, ačiū. Prašau. O. Taip, ir dabar galim paimti tiesiog atsikirpti. Pas kai kuriuos yra, kur galima tiesiog išsilupti kažkokią formą, bet nebūtinai gali tiesiog pasižiūrėkite, yra tokių, kad gali pasitaikyti pas jūs tarp medžiagų ir tokių lipdukų, kuriuose yra, pavyzdžiui, galima ne visą lipduką panaudoti, o iš jo išlipti tam tikrą dalį. Tai pabandykite tai pasižiūrėti. Vat, pavyzdžiui, man pavyko išlipti va štai tokį va čia. Matot? Galbūt ir pas jūs tokie yra. Ir aš tada užklijuosiu ją čia, ir gal tai bus mano viena iš akių. Na, pavyzdžiui. Taip. Štai taip. Tai va, tai tos plėvelės pakankamai lengvai nusiklijuoja, taip, ir tada va galit tiesiog paimti ir prisiklijuoti prie puoduko, taip. Galima, tarkim, aš. Na va, gan lengvai ir paprastai viskas gaunasi, taip. Tai va. Man norėtųsi kažkokį tai grilį padaryti. Grilį? Na, grilis šitą tekto.
O ką tavo robotas kels, pavyzdžiui? Mano robotas... Kam jisai bus skirtas? Mano robotas kilnos vaikus. Vaikus? O, koks rimtas robotas. Taip, vaikams kilnoti skirtas. Jeigu reikia vaiko pakilnoti, taigi dažnai vaikai prašo, pakilnot mane tėtį. Ypač mažesni tie. Arba galės ateiti gimtadienius ir pakilnot kitau, pavyzdžiui, 7 metai. Gerai. Arba kai 8 metai irgi galės pakilnoti. Gerai. O dabar vėl pakeliaukime po bibliotekas ir pasisveikinkime vieni su kitais. Alytus, matau, mojuoja mums. Ačiū, kad mojuojat. Mums smagu visą laiką jūs pamatyti. Ventos miesto biblioteka. Labą dieną, kaip jums sekas? Sveiki, sveiki, mes jų mojuojam. Labai graži biblioteka, labai graži. Wow. Kiek lėlyčių visokiausių pridaryta. Čia paroda tokia. Kaip jums sekasi su tais rankom? Ar jums pavyksta viskas? Gal parodytumėt? Ką? Liuks viskas? Jej, super, super. O robotai gaunasi, rankos gaunasi po truputėlį. Jau matau, yra padaryta. Gerai, tai dabar tada toliau dekoruojam kažką. Gerai. Asta Mustafinienė, kaip jum einasi? Tvarka? Taip. Jėga. Puikiai. Labai gerai ir smagu. Ir mažos bibliotekėlės prisijungia. Ir Tauragės biblioteka, labai diena, jūsų šiandien labai daug. Matau, kad turite labai daug pagalbininkų. Ačiū pagelbstintiems. Kartais ne viską galima iš karto išmokti padaryti. Reikia, kad žmonės parodytų. Dėkui jums už tai. Taip. Šokančių vaikinų grupė. Šiuo metu mums nemojuoja. Ir nešoka. Ačiū, jie labai rimtai nusiteikia. Man atrodo, ten robotų rankos labai rimtai gaminamos. Taip, Alytaus miesto biblioteka. Labą dieną visiems. Visi pluša, visi daro, visi klijuoja, visi kažką tai susikaupė. Nėra laiko mums Laukuva, jums dar nepabodo? Kaip gyvuojat? Juokis, viskas gerai vadinasi. Matom tave. Gerai. O, labas. Gavosi? Atrodo visai šauniai. Super, viskas taip ir turi būti. Pasisekė, labai gerai padaryta. Gerai, dabar... Ar jau išbandėjai? Puikiai, puikiai. Laikas apklijuot. Taip. Sugalvoji, kaip čia dekoruosi, ar dar ne? Ar tiesiog improvizuoji? Iškirpau tokį grėblį. Grėblį? Aš tai kažkokius, nežinau, tokius kaip... Bus ant krūtinės pas mane. Noriu valdymo kažkokį pultelį padaryti. Čia žiūrėk, čia ūsai gaunasi. Gerai. Mano toks gaunasi, taip. Pas mane bus robotas, kuris turi širdį. Taip. Primenam, kad kas mus labiausiai džiugina, tai tai, kai jūs parašote į ką nors mums į čatą, į pokalbių kambą, šitą langą ir jeigu nufotografuojat ir atsiunčiat mums vaizdelį, kaip atrodo jūsų gaminiai. Jeigu dar, kaip pavyzdžiui, Pašišių biblioteka sugalvojate, kaip visą tai patobulinti, tai iš viso super. Gal galima padaryti, pavyzdžiui, 4-rankį ten tokį. Ačiū bibliotekos, kad... Taip, ačiū bibliotekom, kurios priėmė šitą edukaciją pas jūs, pas save į biblioteką. Taip, kaip šaunu yra bendradarbiauti, ar ne, ir susitikti. Taip. Dar kažką tai užklijuojam. Dar gal kažkokia smulkmenėlė ir tada jau... Taip. Gal parodykim tada tos rankas, kaip padaryti, ką? Aha, gerai. Tuoj, palauk, aš dar priklijuosiu kokią vieną akį. Mano robotas tik vieną turi. Vieną akį turi. O mano, radau numerį 3. Užklijuosiu numerį 3. Akis gali gan sunkiai atsiklijuoti, tai, žodžiu, gal jeigu neišeina, tai paprašykit. O šiaip tai pabandykit. Daug kartų pabandykit ir jeigu tada neišeina, tada jau pasigalvokit. Jo, aišku, geras patarimas. Taip, nes vis tiek patiems reikės išmokti galiausiai, tai... Jo. Nepasiduot. Nepasiduot, bandyt ir visą laiką bandyt. Tai va, gerai. Ką čia dar? Tuoj. Aš kai kažką darau, su rankomis man tada nesinori kalbėti, nes tiek įsijaučiu į tą kūrybos procesą. Labai gerai, bet matai, to visai neblogai sekasi. Ir kūrybos procesas ir kalbėjimas kartu. Taip.
Bet man tas žinok, kad galima sukti dar va taip, tai irgi. Jo, tai mes iš esmės padarėm 2 darbelius, ar ne, šiandien. Tai yra super, aš tai labai džiaugiuosi. Čia beveik malūnsparnis gaunasi. Ir galit susižeiti netyčia. Nu, gal su podeliu, tai nesunkus sužeidimas bus, aišku. Multifunkcinis robotas. Skraiduolis, griebuolis. Tas, kur paskrenda ir pagrebė. Tai va. Na, o kaip jums sekasi, vaikai? Viskas atrodo tvarkoje, viskas procese vyksta. Ačiū, kad mums parodote savo emocijas ir šito ir liuksus. Aišku, netgi kai baigsis mūsų šitas užsiėmimas, tai bus galima dar pagražinti savo robotą, ar ne? Iš tų priemonių, ar ne, kurios turime. O kitą padaryti dar krūtesnį. Iš metalinių puodelių. Taip, labai gerai. Labas. Labas. Geras. O. Matom jūs, vaikinai. Gerai. Tai aš matau, kad visai čia jums puikiai pasisekė, ar ne? Ir kągi mes toliau darom, ar ne? Kaip Donatas minėjo, ar ne? Pabandysim, kas nori pasibandyti padaryti antenas ar rankytės, ar ne? Tai dabar o, žiūrėk, puikiai gaunasi. Wow, super, čia jau netgi padarytos rankos. Nu, čia jūs greiti. Dar net neparodėm, kaip daryti, o jau padaryti. Gerai, bet tada parodykime nedelsdami. Gerai, tai mums reikės. Susitvarkyti. Pradžiai nusivalom stalą, nes tikrai jau toksai jovaliukas. Taip, pasiimam 2 popieriukus. Jeigu neturite, galite tiesiog pasimti kažkokį lapą. Tiesiog atsikirpti, ar ne? Pavyzdžiui, jeigu čia yra A4, tai vat nuo krašto, taip, paimam ir atsikirpam, tokia juosta. Nu, kokio 2 cm. Gerai, bet šiaip tai reikia 2 juostelių, tokių vienodo pločio geriausia būtų ir dar gražiau būna, jeigu jos skirtingos spalvų būna. Jo. Šiuo atveju mūsų yra juoda ir smėlio spalvos. Taip. Ir dabar tokiu kaip kampu jas suklijuoti. Taip, panaudokite tada, čia atsiprašau, paimsiu, panaudokite lipnią juostą. Ir suklijuojate 90 laipsnių kampu jas tarpusavį, ar ne? Vat pasudedam ir priklijuojam, pavyzdžiui, iš viršaus. Ir ką tada? Ir tada labai smagus toks užsiėmimas. Tiesiog taip lankstyti. Užlenki vieną, užlenki kitą. O tada į priešingą pusę lenki kitą, ne? Ant viršaus. Į vidinę pusę, taip. Aha, taip. Ir vis ant viršaus. Jo, vis ant viršaus. Užlenki vieną, užlenki kitą. Taip, kad... Užlenki vieną, o čia tai jau tikrai nebekalbėsim, man atrodo. Aha, jo, čia tai labai smagu, aš tai labai mėgstu šitą. Užlenki vieną, užlenki kitą. Spiruoklę. Aš mano vaikystėje labai dažnai darydavau tokius dalykus. Jo, tai va, tai taip. Galima, jeigu tokį, oi, super, jėga. Nežinau tavo vardo, bet parašyta Dekodas ant džemperio, labai gražiai pagavosi. Taip, puiku. Kur visi išsilaksti. Kai kas, kaip. Taip, gerai, puiku. O po to jau galima pasiimti į rankas ir tiesiog imti vieną lankstai, kitą lankstai, vieną lankstai, kitą lankstai, vieną ant viršaus, kitą ant viršaus, kol galiausiai pasibaigia, o kai pasibaigia, ką darom? Ir tada vėl pasiimam šiek tiek lipnios gabaliuką, ar ne? Gal tokį vat nediduką. Aha, ir priklijuojam. Ir priklijuojam, taip, kad neišsiardytų mūsų šitas darbelis ir išskleidžiam, taip, va ir gaunasi tokia smagi spiruoklė. Taip. Va. Pabandysiu ir aš. Bandykit. Va, gavus. Ir man gavus. Ir jinai taip lankstosi smagiai, ar ne? Tai va. Aha. Labai. Geras. Su šypsena net. Geras. Taip, jėga. Jej. Rodom liuksus. Liuksus. Koks smagus geltonas robotas gavosi, ne? Taip. Su raudona burnyte. Tai va. Ir tada, jeigu norim ar ne savo tas antenas, galim prikliuoti, kaip sakiau, prie šonų, gal čia kokia uodega gali būti, ar kokia viršui antena. Atrodo, kad mes truputį užstrigom. Taip. Kodėl mes galėjom užstrigti? Bet viską čia rodom. Kodėl mes užstrigom, pasižiūrim, galbūt nebėra vietos, pavyzdžiui. O mus girdi mūsų kolegos, o mes savęs nematom, o mes judam. Judam. Nejudam. Supratau, pabandom perjungti skaidrę. Tada skaidrė šitą. Man atrodo, kažkodėl kamera mūsų, robotinė ranka mūsų išsijungia, ne? O, vėl pradėjo. O pala, pažiūrim šitą. O, ne. Mes čia užstrigom. O, ne. Gerai, kaip įdomu. Dabar tai taip reikės man. Kažkaip. Ma taip gali. Nelabai.
Pabandom pasižiūrėti kokį... O, va, ne, čia nerodo mūsų. 5. Truputį užstrigę esam. Man, mums tą kamerą, jeigu atsuktumėte į mus, mes biškelį matytumės. Gerai, matom. Tarkime šitą kamerą ir tada kažkaip... Taip reikia nuleisti kėdės. Man atrodo, mes šitą tiesiog pasitaisysim gerai. Gerai. Taip. Tai labai smagu, kad šitas įvykis su robotinė mūsų kamera iš tikrųjų nutiko paskutiniu momentu. Gal mūsų kamera šiek tiek užpyko, kad mes jos nedekoruojam, o dekoruojam kažkokius popierinius robotus. Tai, bet mes viską jau padarėm. Mūsų robotai, va. Mano yra štai toks, pavyzdžiui. Mano toks, dar trūksta vienos antenos. Vienos antenos trūksta, ar ne? Tai dar kažką tai priklijuosim. Ir ką mes norėjom pasiūlyti jums, tai yra pažaisti dar žaidimą. Tai žaidimas yra toksai, kur galima susidėti, pavyzdžiui, turit 2 robotinės rankas ir reikia turėti, ar ne, šitų... Pažiūrėm. Reikia turėti kažkiek tai tų kamuoliukų ir tada turi kiekvienas paimti ir šitą, kuo daugiau, tarkim, paimti ir įdėti į krepšelį. Čia krepšelį padėsim, gerai? Gerai. 1, 2, 3. 2, 1. Donatas laimės tikriausiai. Aš laimėsiu. 3, 2. Ai, lygiosios. 100 piktų bobučių. Laimėjo Donatas. Ačiū piktų bobučių. Iki buvo smagu. Ačiū, kad prie mūsų prisijungėt. Mūsų robotai pavargo. Gerai, tai smagu buvo susitikti su jumis ir lauksime mūsų dirbtuvėse pats savo. Iki pasimatymo. Kitą kartą. Čiau.